mes kalbėsime apie bendrus principus ir specifinius mūsų šventyklos principus. Pavyzdžiui, kad tam tikri dalykai laikomi tam tikroje vietoje, kas namie gal visai kitoje vietoje jos laikys, bet jums reikės tų pačių dalykų. Taigi mes pradžiai paruošim parafernaliją, tai yra darysim pilną aratį, jie įeina daug elementų ir mokinsimės pravopadą daryti. Jeigu mes darom dievybėm, tai yra truputį panašu, bet yra truputį daugiau elementų, nes yra keli objektai, kuriuos mes garbinam. Dabar mes tik vieną darysim. Tai arat yra labai senovinis garbinimo metodas, tai pagarbos išreiškimas. Pavyzdžiui, ateidavo koks garbingas svečias, tai jam tradiciškai nuplaudavo pėdas, tuo vandeniu pasišlakstydavo visi šeimos nariai, jam padarydavo aratį ir dar pasiūlydavo valgyti skaniai. Ir paskui prigulkamas policija. Toks mums atrodo visiškai neįprastas svetingumas sukt kažkokią visiems svečiai. Taigi, mes dabar turim įsitraukti smilkalus. Smilkalai pas mūsų šventykloje yra dviejose dėžutėse. Mėlyni yra dievybė, šitie yra pravopadai. Užrašyta turbūt ant dėžučių. Truputį buvo kažkada užrašyta. Tai yra dviejų rūšių čia šiuo atveju, gali būti kiek nori, gali iš vis jų nebūti, bet jūs susirenkat savo nuožiūrą, jų neuostydami. Naudojami 3 smilkalai, nes yra pilna aratė. Tos pačios rūšės 3 smilkalus įdedam į smilkalams skirtą laikiklį. Gerai, smilkalus parašym. Aš rodysiu eilės tvarka tokią, kokią mes sukame pudrą. Tai pas smilkalų eina ugnis, lampadas. Smilkalai, jie turi dar, viskas turi simbolinę prasmę ir smilkalų labai įdomi simbolinė prasmė ta, kad jie simbolizuoja eterį, mūsų mintis. Mūsų mintis, jos turi kvapą subtilų. Ir tas kvapas dažniausiai nėra malonus. Dėl to mes, kadangi neturim gerų minčių pasiūlyti, pasiūlom smilkalą. Kvepėtų. Dabar taip, yra dvi dėžutės pas mus, kur laikomi fitiliai. Jos beveik nieko nesiskiria, tik ant vienos yra taškas, ant kito nėra taško. Ir tas taškas... DV ir P, man atrodo. Ar T, tulas ilgų. Taip, ką reiškia DV? Dievybė. Dievybė. Tai va tas, kur yra taškas arba DV, mes jų neimam, nes jie yra su tulasėms. O tulasės negalima aukoti višnų tatvai. Tai yra tik tai Krišnai aukojimas. Netgi Radharaniai tulasė mes neaukojam. Taigi, čia yra fitiliai jau jie pakepinti. Kaip juos daryti, reikėtų atskirą parodyti seminarą, Gopalas parodytų. Padaromi vatos gumuliukai su knatais. Jie tada pakepinami gy, ne tam, kad apskrustų, kaip čia šiuo atveju, bet tik tai tam, kad tas gy įsigertų. Čia turime aratį lampadą, kurią mes užtaisysime fitiliais. Į juos, kai dedam, galim gražiai jos galiukus pasmailinti, tam, kad nebūtų būki galai ir ten reikėtų 3 valandas tam, kas daro aratį degti. Tokį galim tarnystę padaryti. Net jeigu ir dėl to reikėtų įsigijoti rankas. Taip. Va, kokį riebų. Va, pasmėlinam. Gerai. Va. Aš labai paprastai, čia yra visas menas, kaip ten galima ir tos fitilius padaryti, kad tokie ilgi jie būtų ir gražus. Taip. Parodžiau smilkalą, parodžiau fitiliukus. Viškų tai reikia rankutės. Taigi, prisimint paprastą. Pirmas smilkalas, visą laiką, visais atvejais. Pirma eina smilkalas, pas smilkalą eina ugnis. Po ugnies lengva atsiminti, kai kur nors yra labai daug ugnies, mes nešam vandens. Ne? Tai sekantis elementas yra vanduo. Vanduo, aišku, mes naudojam ne tam, kad gesinti ugnį, tai yra, mes medituojam, kad mes darom abišeką, kad mes išmaudom tą asmenybę. Čia vandeniui. Paprastai gali būti atskiras indukas, nes iš kriauklės tiesiog benešant tai gali įsipilti. O čia kaip mes darom? Su kriauklė neša. Kadangi mes neturime atskiro induko, esame biedni, bet stengiamės būti teisingi, mes įpilam vandenį. Mes naudojam gangos vandenį, bet galim naudoti krano vandenį. Minkštą ir kietą. Naudokit gangos vandenį. Iš kur pasiūmės gangus vanduo? Mes jį pasidarom. Pakviečiam gangą ir jinai čia pati ateina. Yra mantra. Yra tam tikros mantros, kur pakviečiama gangą, jinai ateina čia ir savo. Nes nenoriu viešpačiui tarnauti. O, taip. Ir jo atsidausim. Tai va, aš įpyliau ir galvojęs, kad jisai bėgs.
Dėl to mes mažiau apilsim, mažiau išbėgs. Geriausiai turėti atskirą induką ir jau prieš patartį darant supilti. Toliau čia toks yra elementas, kurio neaukojam, bet vis laik turi būti čiamana tam, kad mes galėtume palyti visus elementus. Irgi su gangos vandeniu. Galima naudoti gangos vandenį, galima naudoti. Šiaip tai gangos. Taip, mes gangos, kadangi turim, tai naudojam. Taigi, po vandens mes visą laiką siūlom nosinaitę. Nosinaitės mes laikome čia. O kur jūs laikote, aš nežinau. Čia vėl yra dvi dėžutės. Viena yra skirta dievybėm, kita praupadai, mes jų nemaišom. Užrašytos? Ne visą laiką, bet... Galima atskirti praupados nosinės nesiuvinėtos. Nu ir kurios čia dabar nesiuvinėtos, paaiškinkit? Tos, kur išpieštos yra praupados, o kur išsiuvinėtos, gražiai dievybė. Ai, pieštas ir siuvinėtas. Tai čia kokios yra? Čia praupados. Ai, supratau, ne kraštukai, bet šitie. Jo. Supratau, aš vis tik galvoju, kad kraštukai nesiuvinėtos. Nesiuvinėtos praupados. Tai va, siuvinėtos yra brangesnės, dėl to naudojam krišnai. O praupadai naudojam dažytas. Nes neturim ir tam siuvinėtų. Ir jūs ją paimat savo nuožiūrą parengat. Jeigu dievybėm neša, tai galima paderinti prie šios dienos rūbelių, bet tai nėra būtina. Aišku, papildoma meditacija. Taigi, įdedam nosinaitę kuo toliau nuo vandens, nes jeigu vanduo išbėgs, nosinaitė sušlaps. Taip, ir dar vienas paskutinis elementas, tai yra gėlė. Gėlė dedama arba 1 arba 3, nes tai yra palankus skaičius. Bet jeigu kažkas įdėjo 2, jūs dėl to nepergyvenkite, tai dar ne pasaulio pabaiga. O kodėl 3? Nes tai palankus skaičius. Tiesiog. Krišna mėgsta trejybę. Kadangi čia aš nematau atskirą lėkštutės, mes įdėsim tą pačią lėkštutę. Jeigu jūs neturit gražios lėkštutės, tai galima tiesiog pasidėti ant stalo visus elementus ir juos imti raukau. Be abejo, jeigu mes turime lėkštutę, tai kodėlgi ne. Sudėti gražiai, pagarbiai. Štai. Dabar ko mums čia dar trūksta? Mums dar čia trūksta vieno fitilio šičia, kurį naudojam tiek smilkalų uždegimai, tiek lampados. Tai mes dar čia dėsim vieną fitiliuką. Ir dabar lyg ir būtų viskas paruošta, dar dažnai puodžiarį pamiršta degtukų išdėti. O to galima įdėti degtukų. Kad nereiktų jų ieškoti, kaip nereiks. Taip pat dar yra 2 elementai siūlomi, tai yra čiamara ir veduoklė. Žiemą, kadangi yra šalta, o dievybė yra gyva, mes veduoklis nevedojam, nes nepasitarnavusi asmenybei, jį kankindamas ir sušaldindamas negyvai. Užtenka čiamarą pamusikuoti. Visi elementai turi ten ezoterinę kažkokią tai prasmę, energetinę ir panašiai, tai yra tam visi žemės elementai siūlomi, taip toliau, bet visa esmė tai yra, kaip pavyzdžiui, pasisveikinimas irgi turi gilę energetinę prasmę, tai mes susiliečiam ten, pasikeičiam laukai, bet mes tų dalykų net nežinodami naudojam pasisveikinimą, paprasčiausiai pagal paskirtį, kad išreiškins kitam pagarbą ir pajus kontaktą. Taip ir arati, ceremonija, galim nežinoti visų tų ezoterinių dalykų, visų, kaip veikia kvarkai, ezotronai ir pozotronai, bet mes galim tiesiog, naudodami arati, išreikšti savo pagarbą, meilę, šilai praupadai ar bet kokiam asmeniu, kuriam tą arati darom. Tai yra mediumas, per kurį mes išreiškiam tą meilę, arba jeigu jos neturim, tai ją kultivuojam. Paprastai viskas. Tai dabar mes spaudžiam pauzę ir perėsim į kitą patalpą altorinę, kur žiūrėsime, kaip atliekama arati. Tai Matas žydavo, tai Matas žiūrėk papūstą. Aš nemyliu. Aš galiu papūsti. Nu gerai, tada kas moka? Aš. Tu moka. Gerai. Nemoku, bet Tai Nemoka, tai reikia. Galim filmuoti, jo? Gerai, gaublis 2. Dabar prieš darydami aratį, puodžiaris, tas, kuris tą aratį daro, padarys atčiamaną. Namuose aratį galima daryti paveiksliukam, galim daryti dievybę praupados smurtį, ką turim, ir su mokyto palaiminimų taip pat mes galim daryti dievybės. Yra skirtingi standartai dievybėms, tam tikrom dievybėms reikalinga pirma iniciacija, tam tikrom antra iniciacija. Čia jau galite konsultuoti su mokytoju, bet bendras principas, kad visi gali namie turėti paveiksliukus, Krišnos, pavyzdžiui, paveiksliuką, arba praupados, arba savo dvasinio mokytojo ir jam padaryti aratį, arba atėjus garbingam svečiui,
taip pat galite padaryti aratį, bet jis nesupras šito. Tai pirmas dalykas, mes darysime ačiamaną. Ačiamana yra daroma 3 kartus sriubtelnant gangos arba paprasto vandens, jeigu neturit gangos ir tariant kiekvieną kartą mantrą. Pirmą kartą tariant Om Keišavaya Namaha. Om Keišavaya Namaha. Ir žiūrint į vandenį. Nežiūrėti? Antrą kartą sriubtelnant vandens sakom Om Narayana Namaha. Om Narayana Namaha. Ir trečią kartą sriubtelnant vandenį sakome Om Madhavaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Tai yra 3 Krišnos vardai, kuriuos mes ištarę apsivalome Om Kavandayam išnaudos. energetiškai. Tai yra minimali ačiamana, yra pilna ačiamana tariant visus 12 Dievo vardų ir darant daug sudėtingų ezoterinių judesių, kurių mes dabar nerodysim, nes užtenka padaryti paprastą ačiamaną, jeigu ją darot su meile. Tada mes susidegam fitilį, kurį naudosime. Kaip aukurą pridedam kitus elementus. Ir papučiam kriauklę, jeigu tokią turim namuose. Kriauklė mums papūs Erikas. Jeigu nemokat patys, galite paprašyti Eriko, kad papūsų. Kartais kriauklės garsas gali priminti stimpančią anglio garsą. O kaip kriauklę reikia laikyti? Bet gera pradžia yra pusė darbo. Kriauklę papūtę mes ją nuplaunam vandeniu, nes su savo seilėm užteršiam. Šiaip pagal Vedas gyvūno kaulas yra iš viso neleistinas. Gyvūno kaulas pagal Vedas yra nešvarus energetiškai, jo nereikia nešti į namus ir liesti jo labą. Bet kriauklė, skaitosi energetiškai, yra švari, nors irgi būtų kaulas, bet yra vienas iš turbūt vienintelių kaulų pasaulyje, kuris yra energetiškai švarus ir palankus. Kai papūtėm kriauklę, mes pradėsime daryti aratį ceremoniją, pradedant nuo smilkalo. Mes, paimdami ačiamanos vandenį, aptaškome varpelį, kurį naudosime skambti tam, kad jis būtų švarus energetiškai, ir aptaškome smilkalus, kad jie būtų energetiškai švarus. Varpelį laikom kairiai rankoje, nenuleidę žemiau juosmens, o pakėlę. O smilkalus taip pat laikom, nenuleidę žemiau juosmens ir pridegam visus. Kodėl? 3. Nenuleidai. Kad energetiškai tai yra palankiau. Žemiau juosmens yra žemesnė energetika. Iš pagarbos šitiems elementam. Varpelis, tai čia Prabhupados šitas? O tai darant irgi reikia skambinti, ar prieš uždegti po to galima? Varpelio garsas palankus visą laiką yra galima skambinti visą aratį metu. Skambindami aratį metu mes atliekame aratį ceremoniją. Smilkalas aukojamas 7 kartus apsukant apie garbinamą asmenybę. Kuria pusė? Pagal laikrodžio vardiklį. Su dešinė ranka. Ką šnekėt sukant, ar ką galvot? Hare Krishna. Jūs medituojate, kaip jūs perdodat savo meilės jausmus asmenybei, kuriai darote aratį. Pati svarbiausia yra šita meditacija, pats ceremonija neduos jums jokios naudos, nes tai yra tik tai įpakavimas, kuriame jūs įpakuojate savo jausmus, ar tai yra jūsų meditacija, dvasinė praktika, kada jūs tuos jausmus kultivuojate. Kada uždegiam smilkalus, juos galima užgesinti iš karto arba palikti degti. Paukotus elementus, jeigu yra įmanoma, dedame net gali lėkštę, kur dedami neaukoti elementai, kad jų nesumaišyti. Geriausias dėti atskirai. Tada sekantis elementas, kurį aukojame, yra ugnis. Ugnis yra aukojama truputį kitaip. Prieš pasukant 7 kartus mes dar pasukame ugnį po 2 kartus aplink kiekvieną pėdą, tai gaunasi 4 kartai. Tada kartus apie pilvo sritį ir 3 kartus aplink galvą. Ir tada sukame 7 kartus aplink visą kūną. 4, 2, 3, ne? 2, 3, atsiprašau, 2 kartus aplink vieną pėdą, 2 kartus aplink kitą pėdą, 2 kartus aplink pilvo sritį, 3 kartus aplink galvą ir 7 kartus aplink visą.
2, 2, 3. 2, 2, 2, 3. 2, 3, 7. 4, 2, 3. Tai aplink kiekvieną koją tu kartais. Taip. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tada aplink Vienas. pilvą 2. 5, 6, Aplink galvą 3. 7, 8, 9. Kada elementas kaip ugnis paaukotas, labai palanku kiekvienam priliesti tą ugnį ir pridėti prie kaktos tam, kad gauti daugiau tos malonės. O tai aplink baktus nereikia apsukti, nu, ta prasme, prasukti. Kurios nepaminėjau. Kad kaip paukoji Prabhupadai. Kai mes paaukojam Prabhupadai, galima taip pat apsukti juos baktams ir tai mes mintise duodam jiems to Mahaprasadą, tai yra, kada mes jau paaukojam Prabhupadai, tai tapo įgavo Prabhupados malonės. Ir tą Prabhupados malonę mes galim pasukti mintise baktams, kad pasidalinti tą malonę su kitais. Dabar mes aukosime trečiąjį elementą, kuris yra vanduo. Vis tai, kas įminkit, po ugnies eina vanduo. Vanduo yra aukojamas tokiu būdu, kad 3 kartus pasukama ne apie galvą, bet virš galvos, medituojant, kad mes maudom tą asmenybę, ir tada pasukant 7 kartus aplink visą asmenybę. Tai virš galvos kiek kartų 3 kartus. 3 kartus prasukė, nupilė ir paskui 7 vėl nupilė. Ar ne 3 kartus ir 7? Prabhupadai pasiūlai nupilį, nėra nupilimo indelio. Va, puikiai. O ne kiekvieną kartą rankas nusiplauna, tai... Nes Po kiekvieno elemento siūlymo mes turim vėl rankas nusiplauti, nes mes susilinčiam jau su paaukotu elementu ir mes nemaišom paaukotų elementų su neaukotais elementais. Energetiškai turi nesimaišyti. Nes jau galim pradėsim siūlyti tą patį jau paaukotą antrą kartą elementą. Pasukus Prabhupadai, 3 kartus virš galvos, 7 aplink visą, mes nupilam dalį vandens į atskirą indą, kurį mums ką tik atnešė Erikas. Tada galima mintise likusi vandenį pasiūlyti baktams, kaip Mahaprasada Prabhupados, ir likusi vandenį galutinai supilti į atskirą indelį. Ir tada tame indelį mes turime pašventinti vandenį ir tuo pašventinti vandeniu galime pašlakstyti vienų kitų pėdas ir kamerą taip pat. Tada po vandens eina sekantis elementas, kuris yra nosinaitė. Lengva atsimint, po maudynės mes imam rankšluostį. Taip lengva atsimint. Mes Šilai Prabhupadai pasiūlysime nosinaitę, jinai aukojama taip pat kaip smilkalas 7 kartus apsupant apie Šilą Prabhupadą. O ką reiškia, kad... Užklaustom, nu. Ai, pamaldom. Nu, elementaru. Kiekvieną elementą paukoją galime pasiūlyti baktam ir mintyse galim visom gyvom būtybėm visoje visatoje. Tada dar vienas elementas yra gėlės. Vieną kartą mes nusivalom ranką ir apvalom elementus. Tada mes jas paukojam, kaip ir smilkalas, sudami 7 kartus aplink garbinamą asmenybę. Pasukę galime visas gėlės padėti prie pėdų Šilai Prabhupadai, galime vieną ją padėti, galime 2 padėti, o likusias galime pasukti baktams. Pasiūlydami jiems kaip Mahaprasadą, kad jie gautų tą malonę. Ir taip pat galima paskui duoti jiems tą gėlę pauostyti. Geriausiai gėlės aukoti tos, kurios kvepia, o geriausiai tai aukoti tos, kurios tam regione yra užaugintos. Bet jeigu žiemą pas jūs auga tik popierinės gėlės, tai galima nusipirkti gėlių iš Olandijos. Tada paskutinis elementas, kurį mes aukojame, tai yra čiavara. Jinai padaryta taip pat iš palankaus elemento, iš jago. O ją reikėjo vandeniu pašlakstyti? Taip, kaip ir visus elementus. Taip pat mes ją tokiu būdu pamosikuojam 7 kartus. Jinai turi ir praktinę prasme, kad nuvaikomas musės, jeigu tokių yra. Ir taip pat yra atšviežinamas oras,
O po to vėl apvaloma negu. Smilkalai išmaišomi, kad labiau pasklistų baktai užuostų. Pamaišomi. Ir tada, pabaigę arti, mes dar kartą paplačiam kriauklę ir galime nusilenkti garbinamai asmenybei. Galite papasakoti. 3 kartus? 3 kartus. Art reikia daryti 4 ryto, kai kaimynai dar miega. Tada negreičiau atsikelia ir džiapas įmo kartą. Taip pat svarbu paminėti, kad art daroma geriausiai. Tai su dvasiniais rūbais. Jeigu jūs esate namie, labai palanku tai daryti su dvasiniais rūbais taip pat. Taip pat nusilenkus galima, padarius artį galima nusilenkti. Taip pat artį daryti reikia atsistojus ant kilimėlio. Turėjo švarų kilimėlį, kurį mes naudojame ir patys būname basi iš pagarbos. Stovime basi ant kilimėlio, ne su batais, ne su kojinėm ir darome artį ceremoniją. Taip pat labai palanku giedoti šventus vardus arba atitinkamus bažinus, darant artį ceremoniją. Dabar koks yra skirtumas, jeigu jūs namie turite dievybės arba jeigu jūs namie turite Krišnos paveiksliuką, tai artį ceremonija atliekama lygiai taip pat, tik tai yra tokia eilės tvarka, kad pirmą tą elementą, vieną, pavyzdžiui, smilkalą, pasukat tokiu pat būdu Šilai Prabhupada, arba jeigu turi savo dvasinį mokytoją, savo dvasinių mokytojų, tada Šilai Prabhupada ir tada tai Krišnos nuotraukai, kurią turite. Tokiu būdu. Dvasinis mokytojas, Šila Prabhupada ir Krišna. Jo, ir paskui, kada jau tas elementas tampa paaukotas, jūs pradžiai pasukdami dvasinį mokytoją Prabhupadai, jūs medituoti, kad jūs prašote palaiminimų, prašote, kad jie jums padėtų kažką tai aukoti Krišnai, kad ne patys einat pas Krišną ir aš tau Krišną aukoju smilkalą. Bet kreipiamės pas dvasinį mokytoją, pas Prabhupadą ir sakom, va, aš noriu padėti jums patarnaut Krišnai, va čia turiu smilkalą, jūs sakykit, palaiminkit mane, kad aš galėčiau eiti pas Krišną ir siūlyti. Kada jau pasiūlėm tą elementą Krišnos paveiksliukui, tada po 3 kartus galime pasukti atgal parainant vėl Prabhupadai, vėl mokytojai ir visiems išnavom, kad pasiūlyti jau pašventintą elementą, kad pasiūlyti jiems pasidžiaugti. Ne patys griebėm uostom, bet duodam pradžiai vyresniem, Prabhupadai, paskui savo dvasinių mokytojai. Ir tada galim visiems kitiems išnavom. Ir taip visus elementus tokia tvarka. Pradžiai Prabhupadai, arba jeigu turim dvasinį mokytoją ir Prabhupadai, pasukdami tuos elementus paprašome jų mintyse palaiminimų, aukoti Krišnai, tada aukojam Krišnai tą elementą ir tuomet tą paaukotą elementą jiems pasiūlom kaip Mahaprasadą. Taigi mes su šitu video galime išmokti tiek vienai asmenybei daryti aratį, tiek ir savo altoriją Krišnai, kur bus ir Krišna. Jeigu bus tai Radha Krišna, tai galime iš karto abiem siūlyti. Arba pradžiai Krišnai, paskui Radharani, jeigu norite atskirai jiems siūlyti. Ar yra klausimų? O tulasi arati tai irgi toks tokia pat? Tulasi, čia mes rodėme video, kaip yra daroma pilna arati, tai yra siūlomi visi 7 elementai. Tulasi arati yra paprastesnė, kad ten yra tik tai smilkalas, tik tai ugnis ir tik tai gėlė. Tai yra šitie 3 elementai. Jie yra tokia pačia tvarka, tik tai išimami šitie elementai, kuriuos mes darome, ir tokia pat tvarka darome nepilną artį. Lygiai taip pat nepilną artį mes galime daryti ir Prabhupadai, ir savo namie esantiems altorijos paveiksliukams. Irgi galima daryti nepilną artį, kartais mes neturime visų elementų, kurių čia reikia. Dėl to galime daryti paprastesnį artį. Šventykloje mes turime dievybės, yra jau standartas, yra kartais daroma pilna artį, kartais daroma dalinė artį. Pagal atitinkamas laikus dienoje. Taip? Yra dar klausimų? Ne. Nu tai va, bet viską pamiršite, jeigu reguliariai nedarysit.